Kai kurios statybinės istorijos primena anekdotus. Tačiau jos tikrai nebūna juokingos tiems, kurie su tomis situacijomis yra susiję tiesiogiai. Todėl šį kartą žvelgdami į netrukus intensyviais darbais Palangos ramybę sudrumsiantį projektą Gintariniai vakarai, pasidairykime po labai konkrečias vietas ir pasidomėkime labai konkrečiais gaminiais. Statybininkai baigdami darbą paskambina užsakovui ir sako, darbas atliktas. Tiesiog 100% taip, kaip sakėte, kaminas paruoštas pridavimui. O užsakovas kitame gale sako, vyrai, tai turėjo būti šulinys. Tai kad darydami darbą vyrai, pirmai paskaičiuokit, pažiūrėkit, išsimatuokite. Ypač su santechnika, kada reikalinga tiesiog įsigilinti nuo pat pradžių. Jeigu nauja statyba, jūs pagausite pagal brėžinius, kur ką reikia daryti, bet jeigu tai renovacija, dar prieš išardant seną vonę ar tai dušo kabiną, jau pradėkit žiūrėti, kur dėsitės vamzdį, kur naujas pajungimas, galimai elektros lizdas, maišytuvas ir taip toliau. Ateikite į parduotuvę, ramiai paaiškinkite, ant popieriuko subraižykite, kokie jūsų norai, pašnekėkite su meistrais, kurie atlikinės darbą ir taip jūs pagausite, kaip sakant, bendrą kalbą su žmonėmis, kurie prekiauja medžiagomis, ar tai dušo kabina, ar tai vonė, ar tai kažkas panašaus. Tiesiog įsigilinkite patys, nuimsit, apskaičiuokite, kokia nauja bus plytelė, koks storis, klijai. Va tie paprasti dalykai jūs galite išmušti iš vėžių. Pasidarysit jau plyteles, atsivešite vonę, o jinai netilps. Tai kad rekomenduojam pirmą praeiti per parduotuvės ir pasišnekėti su specialistais. Specialistų konsultacijų jums tikrai prireiks, kai planuosite virtuvę. Virtuvės santechnika turi būti ir ypatingai funkcionali, o ir dizainas tikrai yra ne paskutinėje vietoje. Frankė gamina plautuvės iš 4 medžiagų. Tai yra nerūdintis plienas, tektonitas, granitas, dar kartą akcentuoju granitas, nes kiti gamintojai gamina alegranitinės plautuvės iš kvarcinio smėlio. Tai va, Frankė naudoja granitiniams plautuvėms apie 80% granito ir 20% ryšamų medžiagų. Ir santykinai nesenai pasirodžiusios yra keraminės plautuvės. Keraminės plautuvės šiandien ne tos, kur praustuvuose vonios kambarį naudojamos. Tos keraminės plautuvės yra labai atsparios ir trinčiai, ir dūžiams. Dar norėčiau, kad žmonės nebijotų pirkti ir granitinių, ir keraminių plautuvių. Frankė testuoja tas plautuvės, paima metalinį rutulį kilogramo ir iš pusės metro meta į padėtą plautuvę. Taip, kad tikrai jos atsparios dūžiams ir trinčiai. Liaudies išmintis sako, kad šukės laimę neša. Bet norime palinkėti, kad plautuvė iš šukės nesudužtų, ypač pati madingiausia. Dabar labai populiarios yra plautuvės, kurios montuojamos iš apačios vien dėl to, kad nebelieka, vadinkim, briaunų, aplink kurias turi ten sušluostę, apeiti, nuvalyti, nusausinti ir taip toliau. Tai va, kai atsirado tie stalviršiai, kurie atsparus drėgmiai, tai yra HPL-iniai arba ten kompaktai vadinami, tai tada va tos labai stipriai išpopuliarėjo tos plautuvės. Gamintojo siūloma spalvų paletė turėtų patenkinti ir stilingo, ir įnoringo užsakovo pageidavimus. O prie virtuvės plautuvės neišvengiamai privalo dėrėti ir dar kelios detalės. Kadangi plautuvės yra spalvotos, tai ir maišytuvai yra priderinti pagal plautuvių spalvą. Yra su ištraukiamais antgaliais, su dušiuko funkcija, labai patogu nuplauti daržovės, vaisius, ar ten, kad ir skardą po kepimo nuplauti labai patogu. Dar Frankė taip pat kolekcijoje turi ir muilo dozatorius, skysto muilo dozatorius. Jie taip pat atitinka maišytuvo spalvą. Po plautuvę gamintojas siūlo susimontuoti ir labai funkcionalią maisto rūšiavimo sistemą. Kelių kibirėlių ir kokios talpos ji turėtų būti, čia jau jūsų sprendimas. Tačiau gamintojas siūlo tikrai daug įvairių variantų. O dar viena maža, bet patogi ir maloni smulkmena – nusausinimo indas,
kuris bus ypač aktualus, kai prasidės tikrasis šviežių vaisių ir daržovių sezonas. Nors internete galima rasti tikrai daug informacijos, tačiau nepamirškite, kad gyvas prekės apžiūrėjimas prieš priimant sprendimą ypač svarbus. Vis dėlto mes siūlom žmonėms ateiti į mūsų salonus, atvažiuoti, nes rinktis tam tikrų produktų iš paveiksliukų nepatarčiau. Nes paskui, kad turėsite bėdų su pajungimais, su įmontavimais. Tai va, siūlau vis dėlto apsilankyti pas mūsų gerus šaunius konsultantus ir neturėsite bėdų montavime. Dar viena patalpa, kur tikrai reikia funkcionalių ir estetiškų baldų, tai vonios kambarys. Kartais iš pirmo žvilgsnio net nesuprasite, kad šie baldai gaminami mūsų šalyje. Keletą žodžių apie Lietuvos gamintoją Kame. Tai jie gamina vonios kambario baldus. Serijiniu būdu jau 10 metų rinkoje gamina iš tikrai pačių kokybiškiausių medžiagų, naudoja tik vakarietiškus, vokiškus, šveicariškus bėgelius, kaip pavyzdys, rankenėlės ir taip toliau. Tai va, kuo dabar jie gamina maždaug apie 12-13 serijų turi baldų, visi baldai gaminami 60-80 metrų arba 1,20 m dydžio. Kas labai patrauklu, kad, pavyzdžiui, tą patį baldą, ant to paties baldo galima uždėti ir praustuvą įleidžiamą, galima uždėti ir stalviršį ir ant jo sumontuoti pastatomą praustuvą. Ir tie baldai vėlgi gali būti įvairių spalvų. Modernūs, klasikiniai, minimalistiniai tikrai rasite savo tinkamą stilių ir derančią spalvą ar atspalvį. O šiuolaikiškame vonios kambaryje yra ne tik belaidės technologijos, kurios šią patalpą leidžia paversti maloniausių rytinių ar vakarinių procedūrų vieta. Apšvietimas ar kitos detalės irgi nemažiau svarbios. Kiekviena iš serijų dar turi vadinamas ūkinės spinteles. Tuose ūkinėse spintelėse vėlgi gali būti ir apšvietimas sumontuotas. Ir taip pat gali būti sumontuota skalbinių dėžė. Tai vat labai praktiška ir priklausomai, kiek jūs turite vietos vonios kambario baldams, galima viską suprojektuoti, sudėlioti, ateisit į mūsų saloniukus, mūsų konsultantai tikrai jums padės, išrinks, sutvarkys. Tik vienas prašymas. Ateikite į saloniukus ne tada, kada jau ir plytelės išklijuotos, ir elektra išvedžiota. Geriau ateiti pas mus, kada dar, kaip sakoma, plikos tos sienos, tai mes jums sudėliosim viską. Pasakysim, kur papildomai gal reikia kabeliuką kokį išvest, kad ten apšvietimam ir taip toliau. Ir sudėliosim visus baldus, sudėliosim vonias ir jūs laimingai gyvensite Lietuvoje.